Peugeot Rifter tai prancūzų kūrinys skirtas žmonėms, kurie nori erdvesnio automobilio, tačiau vietoj vienatūrio mieliau renkasi visureigį. Gamintojas rinkai pasiūlė savotišką alternatyvą – smagų vienatūrį su visureigio prieskoniais. Tai daugiafunkcis laisvalaikio automobilis. Rifteris yra viskas, kas telpa į žodžius universalumas ir praktiškumas. Tik tai ar to užteks, kad sudominti Peugeot 5008 gerbėjus? Eime ir pasižiūrėsime, kokius funkcionalumus siūlo šis Rifteris. Šiandien apžvelgsime dizelinę versiją turinčią 130 arklio galių variklį. Taip pat galima rinktis ir benzininę versiją turinčią 110 arklio galių variklį. Arba elektrinį, turinti 50 kWh bateriją, kuris gali nuvažiuoti iki 320 km. Elektrinio automobilio variklis yra 136 arklio galių. Be skirtingų kuro tipų taip pat galima pasirinkti ir skirtingus automobilių ilgius. Standartinį 4,4 metrų arba 35 cm ilgesnę Long modelį. Long modelis turi 7 vietų pasirinkimą. Vienatūrio kėbulas galbūt ir nepatrauk žvilgsnio, tačiau šis modelis turi stilingus 17 colių ratlankius. Iš priekio automobilis išraiškingesnis. Žaismingo modernumo suteikia skirtingų spalvų apdailos bei aplink visą automobilį einančios įbrėžimams atsparios plastiko detalės. Šis Rifteris pasipuošęs turbūt geriausia spalva – tamsiai žalia. Visų šių detalių visuma paverčia šį automobilį bene stilingiausiu vienatūriu, kuris gali neraudonuodamas stovėti šalia kitų Peugeot modelių. Šio Rifterio prošvaisa 17,5 cm, tad galėsite drąsiai važiuoti į gamtos išvykas. Taip pat iš šono matosi, koks šis automobilis aukštas, tad panašu, kad nei keleiviams, nei daiktams vietos viduje tikrai nepritrūks. Na, o jeigu pritrūktų, ant bagažinės taip pat matome laikiklius stogo bagažiniai. Tamsinti langai ir dar daugiau tamsių plastiko detalių padaro dizainą dar gyvesnį. Didelis galinis stiklas žada gerą matomumą. Daugiau detalių čia nelabai rasime, apart Peugeot ir modelio užrašo. Įsėdus į vidų jūsų nepasitiks tradicinis Peugeot dizainas. Vietoj įmantrių dizaino sprendimų ir detalių gausos, čia vyrauja praktiškumas ir funkcionalumas. Sėdynė patogi, tad gerą padėtį ras bet kokių sudėjimų žmonės. Gal tik kiek pasigendu prilaikymo posūkiuose. Tiek keleivio, tiek vairuotojo sėdynė turi po porankį, tačiau jis galėtų būti labiau reguliuojamas. Šiame automobilyje rasite firminį Peugeot iCockpit 10 colių ekraną, taip pat antrą, šiek tiek pasuktą į vairuotoją, taip pat 10 colių, kuriame galėsite valdyti visas automobilio funkcijas. Dėl saugumo ir patogumo klimato kontrolė yra valdoma atskirais mygtukais. Dizainas švarus ir minimalistinis. Pavarų svirtelė mažytė, tad neužima daug vietos. Šalia jos galime matyti skirtingų važiavimo režimų pasirinkimą, dažniausiai tai nuo ekonomiško iki sportiško, tačiau Rifteris turi kiek kitokius, kuriuos aptarsime vėliau. Vairas tradicinio Peugeot dizaino, mažas ir maloniai apsiūtas. Džiugu, kad turi fizinius mygtukus, o ne lietimų jautrius, todėl valdymas yra tikslesnis ir sklandesnis. Vairas yra gerame aukštyje, todėl, kad ir kokioj padėtyje būsite, jis neužtos prietaiso skydelio, kaip gali atsitikti kitose Peugeot modeliuose. Salone viskas orientuota į praktiškumą ir patogumą. Ypatingai stebina dėtuvių gausa. Tiksliau, jų net 28, o jų bendra talpa 186 litrai. Jos pasiskirsčiusios po visą automobilį. Tad galėsite drąsiai žaisti su vaikais šiltą-šaltą žaidimą, nes saldainiai čia tikrai bus paslėpti kur. Puodelis vairuotojui bus lengvai pasiekiamas ranka, taip pat dar yra keletas dėtuvių duryse, 2 USB lizdai, dėtuvė tarp keleivio ir vairuotojo erdvi, dalis jos išklota kilimėliu, kad telefonas neslidinėtų važiuojant. Keleivio pusėje dar didesnis dėtuvių pasirinkimas. Taip pat galima pasikrauti ir kompiuterį, nes apačioje yra 220 voltų lizdas.
Gale rasime daugiausiai Rifter privalumų. Nors daugelis automobilių turi tik tai 2 ISOFIX jungtis, šis automobilis turi net 3. Grindys čia lygios, todėl bus lengva judėti. Kiekviena keleivio sėdynė turi šoninį prilaikymą, tad nereikės trintis pečiais. Gal tik tai norėtųsi, kad sėdynės būtų mažiau statmenos, bei daugiau nei vienos USB jungties. Dėtuvių gausu ir čia. Tradiciškai jos įmontuotos tiek durelėse, tiek yra įdomesnė dėtuvė už keleivio sėdynių, kurią galima patogiai pasiekti tiek iš salono, tiek iš bagažinės. Žinoma, yra ir viršutinė dėtuvė einanti per visą automobilio ilgį. Tiek suaugusiesiems, tiek vaikams patiks atlenkiami staliukai, ant kurių galėsite pasidėti gėrimą. Taigi šiame modelyje erdvės netrūks, o panoraminis stoglangis suteikia dar didesnį erdvės pojūtį ir natūralią šviesą. Jeigu saulė spigina į akis arba šviesos per daug, jį galite ir uždaryti. Šis modelis patiks ir melomanams. Ne dėl to, kad kolonėlių kokybė yra aukšta, ji gana paprasta, tačiau didesnėje erdvėje garsas sklinda aiškiau ir ryškiau. Įlipti ir išlipti bus paprasta, nes gale įmontuotos stumdomos durys, kurios pravers ankstesnėse stovėjimo aikštelėse. Patogumas ir lengvumas tęsiasi ir bagažinėje. Bagažinės tūris nuo 775 iki 1355 litrų. Bagažinė yra erdvi ir lengvai pasiekiama. Taip pat bus lengva įkelti sunkesnius daiktus, nes slenksčio čia nėra. Long versijoje nulenkus visas sėdynės atsiveria net 4000 litrų erdvė. Bagažinę galime atidaryti 2 būdais. Įprastai atidarius bagažinės dureles arba atidarius tik galinį stiklą. Peugeot Rifter bagažinė atsidaro į viršų. Tai ir pliusas, ir minusas. Pliusas toks, kad jeigu esate gamtoje ir pradeda lyti, galite bagažinės dureles panaudoti kaip stogą, kuris priims patogiai ir aukštesnius žmones. Minusas tas, kad jeigu esate mažose parkavimuose aikštelėse, bus kebloka ją atidaryti, ypatingai jeigu prisiparkavote arti sienos arba kitų automobilių. Tačiau tam Peugeot vėlgi pasiūlė sprendimą – šį atidaromą galinį stiklą. Verta paminėti, kad ši bagažinė turi 2 aukštų bagažinės uždangalą, kuris gali pasitarnauti ir kaip lentynėlė, nes išlaiko iki 25 kg svorį. Čia taip pat rasite dar 2 vietas puodeliams bei 12 V jungtį. Rifter tarsi Rubikas kubikas, kurį galite vartyti ir lanksyti kaip tik tai norite. Priekinė keleivio sėdynė gali būti nulenkiama, antros eilės sėdynės gali būti sulankstomos skirtingais santykiais, o trečios eilės sėdynės esančios Long modelyje gali būti išimtos. Vairuoti Rifterį paprasta ir patogu. Sėdėsite aukštai tarsi visureigyje, tikrai aukščiau nei daugelyje miesto crossoverių. Nors gabaristus pajusti bus lengva, tačiau dėl šventos ramybės turėsite ir parkavimo daviklius, o taip pat ir galinę vaizdo kamerą. Bazinėje komplektacijoje taip pat bus ir avarinis stabdymas. Rifteris yra saugus pasirinkimas su gausiu standartiniu saugumo sistemų paketu. Papildomos komplektacijos sąraše rasite pastovaus greičio palaikymą, priekinio stiklo šildymą ir priekinių sėdynių šildymą, kurios tikrai pagelbės šaltuoju periodu. Šis Rifteris su 130 arklio galių iki 100 km/h įsibėgės per 10,8 sekundės. Taigi greičio rekordų galbūt ir nepasieksite, tačiau su 300 Nm sukimo momentu tikrai lengvai aplenksite lėčiau važiuojančius automobilius. Greitose ir vingiuotose keliukuose Rifteris nesijaus savas, nes jaučiasi kėbulo lingavimas. Su šiuo modeliu maloniau keliauti niekur neskubant ir atsipalaidavus. Už tai automobilis jūs apdovanos vidutinėmis 5,7 litrų 100 km degalų sąnaudomis. Rifter modelį galima rinktis tik tai priekiniais varomais ratais, tačiau tai neturėtų jūsų sustabdyti nuo važiavimo bekele. Šio automobilio prošvaisa gana aukšta, o tokie režimai kaip smėlis, purvas ir sniegas užtikrins geresnį sukibimą. Pakaba minkšta, tad gulintys policininkai nesijaus ir esant didesniam greičiui. Peugeot Rifter siūlo milžinišką erdvę už viliojančią kainą. Jis yra skirtas tokiems vairuotojams, kurie yra praktiški, vertina erdvę ir keliauja toli.
Šeimoms tai ko gero bus vienas geresnių pasirinkimų tarp panašių kainų kategorijose esančių visureigių. Jeigu automobilio dizainas nėra jūsų prioritetas, privalumų esant dideliai šeimai čia rasite daugiau nei daugelyje dailesnių miesto visureigių. Na, o jeigu Rifter nėra jums prie širdies, panašių modelių turi ir Fiat, Opel bei Citroen. Tad kiekvienas ras sau tinkamą.